apie tą gero žmogaus sindromą. Aš ne apie kažkokią tai diagnozę, bet tiesiog apie gerą žmogų. Gerą žmogų, kuris linkęs visiems padėti, visur būti šalia, visur visiems būti paslaugus, patogus. Ir jis toks besirūpinantis, protingas pašnekovas, protingas draugas, kuris gali vidury nakties atsikelti ir bet kada pas jūs atvykti į bet kurią vietą, kad tik tai būtų viskas gerai. Gal aš ir perdėdu šiek tiek kalbėdamas apie visus, mažiau ar geriau, daugiau. Tiesiog gerėtis žmogus, besistengiantis dėl kitų. Ir yra čia paradoksas, kad kuo labiau stengiasi, tuo labiau pastebi, kad pasirodo, tavęs nevertina, tavęs nepastebi, tu esi tarsi toks patogus, bet ir pigiai kainuojantis. Tavo visos tos paslaugos vertas skatiko. Tikriausiai daug kas taip nekartą pasijautėte. Aš kreipiuosi į tuos gerus žmonės. Jų geras visiems, tai tada vadinasi niekam. Ir taip nespėdamas visiems geras būti, prisidirbi. Aš čia atsimenu vieną tokį mokymą, kuriame dalyvavau, tiesiog vedžiau mokymus apie laiko planavimą ir kolektyvę paklausiau, kas iš jūsų sudėtingiausiai planuojat laiką, tikriausiai pažįstate savo kolektyvą tokį žmogų. Visi pradėjo šnairuoti, šypsotis, kikenti, o vienas žmogus nuleido galvą, akivaizdžiai matėsi, apie ką visi žino, apie ką kalba eina. Bet aš tada pasakiau, kad atkreipkite dėmesį į tą žmogų, tarp jūsų sėdi pats geriausias žmogus šitam kolektyvui. Jeigu dabar jūs gerai pagalvosite, tai čia tas žmogus, kuris visada padės, jeigu jūs paprašysit. Čia tas žmogus, kuris aukos savo brangų laiką, kad jūs išklausyti. Jisai bus geras pašnekovas ir jeigu tik tai reikės jums kažkokių idėjų, jis už jūs naršys internete valandas, o po to pateiks jums, žiūrėkit, kaip fainai aš sugalvojau, ką šito sudėtingoje vietoje galima daryti. Jeigu jūs tai pagalvosit, jums su juo iš tikrųjų pakankamai patogu, bet jam su jumis, ir tuo metu aš pamačiau, kad tas žmogus nuleidęs galvą, rimtai susimastęs, nes tikriausiai labai pataikiau. Kitų žmonių linkčiojimai taip pat tą patį parodė, kad čia viskas apie jį. Ir tada priminiau, kad laikas jam nesiseka planuoti, būtent dėl to, kad jis atideda savo darbus ir imasi kitų žmonių reikalų, dėl to, kad jam atrodo tie svarbesni, mano palauks. Ir kai dar stengiasi dėl visų, o jūsų daug, gaunasi taip, kad kažkam nespėja. Ir vienas kitas žmogus sako, žiūrėk pavedė, žiūrėk nepadarė, žiūrėk nespėjo, paprašiau neatėjo ir taip toliau, ir gaunasi, kad nuvilnyja ta tokia negera banga apie tą žmogų, nepatikimas. Su juo atsargiai, jis gali prižadėti nepadaryti. O dar ir savo darbų, pažiūrėk, pas jį kalnas, stalas apverstas ir nespėja. Tai gero žmogaus problema. Laiko planavimas. Taip pat gali būti, ne visada, bet taip pat gali būti. O grįžtant apie tą gerą žmogų, tai kągi daryti, kad nepapulti į šitą situaciją ir kodėl aš esu toks, kodėl mane ta energija tokia, kad aš noriu padėti. Tai dažnai sakau, kad neverta ieškoti tos priežasties, neverta eiti į tą gilėją vaikystę, kad surasti tą konkretų žmogų, kuris taip išauklėjo, taip sukūrė jūs, kad jūs dabar negalite neieškoti, kaip būti įtinkančiam ir geram kitiems žmonėms. Jeigu norėsit įdomiau ir daugiau apie tą to žmogaus sindromą, kuris padėjo jums tokiu tapti, tai būtinai parašykite po šituo video, pasidalinkite mintimis ir aš būtinai sukursiu kitą video apie tai. O dabar kalbant, ką daryti, tai galima greitai performuoti, transformuoti save. Tai tiesiog reikia dėti pastangų. Galima eiti pas konsultantus, coacherius, psichologus, kurie irgi gali padėti dirbti su savim. Yra keli momentai, kuriuos reikia pirmiausiai sutvarkyti. Tai išmokti pasakyti ramiai, visiškai kaip ramiai ir konkrečiai, įtikinamai. Paprastą žodį ne. Ir užbrėžti ribas. Laiko planavime, kaip aš sakiau, tam, kad
atskirti savo laiką ir laiką pagalbai ir tą savo laiką tikrai branginti. Ir bendrai visuose dalykuose, atsakomybėse, darbuose, savo asmeninėje erdvėje užbrėžti ribas ir pasakyti, kad išmokti pasakyti, kad jums reikia erdvės, jums reikia laisvės ir jums reikia būti su savim. Antras dalykas, kuris reikalingas, tai turėti savo pomėgius, turėti savo kažkokias mėgstamas veiklas. Aišku, tam reikia atsigręžti į save ir pažinti save, kas mane šiam amžiui, tokiam jaunesniam ar vyresniam, būtent veža, ką aš noriu daryti ir pradėti daryti. Ir tai balansuoti su darbu kitiems žmonėms ir veikla savo. Kas tai bebūtų, nuo pasivaikščiojimo parke iki kompiuterinių žaidimų, ar kažkokios savo super raketos, laivo, ar, nežinau, traukinio gamybos. Kas tai bebūtų, užsimkite savo ir užsimkite kitų ir tai atskirkite. Trečias dalykas, tai būtų delegavimas. Deleguokite žmonėms atsakomybę, veiklą, kažkokius darbus, rūpesčius ir tai darydami nesijauskite, kad jum jie daro paslaugą arba kad jūs kalti ar skolingi. Išmokit suprasti, kad dalinimasi gali būti, kad žmogus netgi pasijaus, kad jūs juo pasitikite, kad jūs jį gerbėte, netgi iš to, kad jūs jam delegavot kažkokį darbą. Galbūt čia jūs pakelsite ir jo kartu savivertę. Todėl šitą psichologinį momentą taip pat reiktų susitvarkyti. Ne visada delegavimas tai yra kažkoks įsipareigojimas tam žmogui. Kitas momentas, kurį dar reikia svarbiai išmokti, tai tos paprasčiausios meilės savo, pažinti save ir mylėti save, mylėti savo vertybės, savo tuos dalykus, kurie būtent jums yra svarbus ir reikalingi, nes geras žmogus, tas gerietis, kuris ir Kartmano trikampyje labai dažnai gelbsti auką, jis irgi savotiškai auka. Ne visada, aš ne apie visus atvejus kalbu, bet kalbu apie tos atvejus, kai geras žmogus taip įninka daryti tą gėrį kitiems, kad jis nestebi savo gyvenimą. Jo gyvenimas tarsi laukia stotelėje. Taip ir laukia, atrodo, kada nors dėl savęs, bet tas kada nors neteina metų metais. Ir aš turiu omeny, kad žmogus, nenorėdamas matyti savo asmeninio gyvenimo kažkokiu tai dalių, pasiekimų ar šiaip prasmės, jis labiau randa prasmę aukotis ir daryti gero kitiems. Tai šitam žmogui reikia suvokti save, suprasti savo pasiekimus ir juos pradėti vertinti savo gyvenimą. Ir šitas procesas gali būti iš tikrųjų greitai pasiektas, jeigu tik tai pasistengsit pakelti savo sąmoningumą patys arba su kieno nors kito pagalba. Ir šiandien tiek. 4 dalykai, tik priminsiu. Mokėkite užbrėžti savo ribas. Pasakyti žodelį ne. Mokėkite balansuoti tarp pagalbos kitiems ir pasirūpinimo savimi. Trečias dalykas. Mylėkite save ir tą meilę savo gyvenimui ir savo paverskite vertybę. Ir ketvirtas dalykas. Mokėkite be priekaištų savo, deleguoti kitiem rūpesčius, darbus, reikalus, tam, kad pasidalintumai. Viskas, sudie, iki kito karto, rašykite.